O kaip eina. Nieko nepadarysi. Reikia, kaip sakant, ištraukti. Nebūtina laužti iš tikrųjų, nes nežinau, kaip yra įkibusi, bet laiko gražiai. Laiko gražiai. O kaip jinai vaikšto aplink laivą. O kaip eina. Girdit garsą. O kaip eina. Prisėsiu, kad pabūt kadre. Nu čia graži žuvytė ant vėlgi 14 Slimtyzo Gold Rush'o. Vestinukas 3000 veikia. Nelaušiu, laikysiu ant įtempimo, kol jinai pavargs. Kam be reikalo, taip sakant, plėšti. Bet jinai gerai gylyje laikosi. Reikia pažiūrėti, kur jinai čia. Va. Statmenai laužia gerai. Atsistosiu. Nenori. Opa. Girdit? Kas darosi? O, kaip eina. Laikau arčiau, kad girdėtumėt. Vėl išvinioja kokie 20 metrų. Nelaušiu, vėlgi sakau. Pas mane metalinis pavadėlis plonytis geras. Pamačiau aš ją iš toli. Pas mane buvo 40 metrų uždėta, kad matyt, nes 40 metrų blyksnis matosi labai gerai. Aš labai lengvai nelaužiu ją, taip lengvai keliu. Nesinori jos prarasti, bet laikosi, va, prie dugno nuėjus. Reikia įjungti man Garmino šitą, kad pamatyt, parodyt jums, kaip jinai vedžioja. Taip. O. Įjungiau telefonę įrašymą, reikia man ją susirasti. Va, kur jinai. Biškutį laivą užsidėsiu. Stiprumą reikia nuimti, nes čia per... Kur jinai? Va, kur jinai duodasi. Čia man neša į metriuką, tai tikrai. Kur jinai čia? Va. Man į metriuką čia neša, tai kapitaliai. Opapa. Jau jinai kitoj pusėje. Ne, nėra kur laužti. Tegul jinai tik tai pavargsta. Kur jinai čia? Va. Netoli. Netoli. Kur jinai čia yra? Nematau. Nu geras. Kur jinai čia pabėgo? Reikia įmesiu į inkariuką. O! Va, pasirodė gražuolė. Metriukas. Kur jinai čia nuėjo? Opapa. Metriukas. Čia aš esu inkarai. Nulis 2 pintas valas. Dar jinai turi jėgos. Va. Jau biški kyla į viršų. Opapa.
Okį, giliai įryjusi. Taip. Nu, bandysiu talpinti į graibštą. Šį kartą nedidelį pasiėmiau, Vestino suplyšo. Pažiūrėsim, ar šitą tilps ar netilps. Jinai man. Gali netilpt. Dar kol kas priešinasi. Taip, kur jinai čia yra. O, paviršiuje visiškai. Plonytis metaliukas, pavadėlis. Čia graži tokia. Ne, turbūt į šitą netilps. Opa! Įsiraitė. Turiu. Hibrytę. Wow! Nu, jinai giliai turi, čia reikės bus su jie reikalų. Aš dabar pasuksiu laivuką. Kad būtų ne ta prasme, kad pat gražesnis vaizdas gautųsi. Nu, čia mamulė. O, baba. Hebra. Oi. Pavasarinė. O, giliai ten masaliukas. O, tap. Pamatuosiu. Po to reikės man ją išrinkinėti. Kaip sakant, nes masalas giliai. Nes jisai 14. Taip, pažiūrim, kas čia yra. Metras 12. Metras 12. Dar biškai pasuksiu. Hibrytė, žiūrėkit. Paršelis 1,12 m. 1,12 m. O, papa. Lydekaitė graži, reikia eiti ją tvarkyti. Masalas giliai. Čia bus ištraukimo reikalų. 14 slimtizas Gold Rush'as. Įsėdo gražiai. O, papa. Einu ją gelbėti. O, papa. Nu, dar kartą palaukit, ar pažiūrėkim. Dar kartą pažiūrėkim ir po to aš ją paleisiu, jau nebekankinsiu. Va. Va, žuvis kokia. Išeisiu iš kadro, kad tilptų. Va. Gerai. O, išsijungiu. Kol plaukiu dabar pavėjų, galiu truputį papasakoti, kokia ten ta situacija buvo su ta gražiaja lydeka. Iš tikrųjų, pamačiau aš ją per 40 metrų. Blyksnis, nes su Garminu darausi 40 metrų. Svarbu pamatyti blyksnį, tarkim. Kas gaudo laivų, tai žino, ta prasme, kas tai yra. Tai va, o toliau yra tyrinėjimas, priplaukiant arčiau ir žiūrint, kas tai yra. Tai va, tas blyksnis buvo iš toli, priplaukiau, pasižiūrėjau ir matau, kad iš tikrųjų nebloga lydeka yra. Ir lyderis, dievas yra, ir pagavęs, davęs tą žuvį, tai yra 14 Gold Rush'as Šetys Limas Vestinas. Su 8 gramų galvakabliu, žiūri dabar kiek čia, jo, 8 gramų galvakablis. Čia biškutį sustosiu, pastovėsiu, tai bus galima. Nu mane čia aišku apsuks dabar. Bet tegul neša. Tai va, sekundėlę. Aš biškutį pasisuksiu kitaip.
Pasisuksiu kitaip. Tai va, tai šią slimas 14 cm, goldrašinė spalva, 8 gramai galvakablis, tenai buvo 6 metrų gilis. Užšvietė labai gražiai, toksai vertikalus blyksnis, nes be abejo, jeigu yra 40 metrų įmama, tai suprantam, kad yra suspaustas vaizdas labai stipriai. Priplaukiau ir užmečiau. Ir įdomu buvo taip, kad realiai kaip po tokio kibimo, va tokio, ta prasme, nebuvo. Tiesiog pamačiau, kad guminukas nustojo, ta prasme, aš sekiau, bet vėjas, ten buvo labai stiprus vėjas. Buvo labai stiprus vėjas ir jisai sukiojo laivą, aš nenorėjau statyti inkaro, nes būtų mane iš vis į kitą pusę nusukę, jeigu tai būčiau daręs. Kaip čia yra, gerai, liktai apšviestumas. Tai va, tai nestačiau inkaro ir sulėtinau tiesiog greitį, užstačiau automatinę kryptim, kad eitų ant dviejetuką, trejetuką greitį uždėjau, vos, kad jisai judėtų ir nenusimuštų man kryptis, nes aš atėjau į žuvį, o vėjas gavosi šoninis visiškai. Jeigu būčiau statęs inkarą, mane būtų iš karto užmetę. Ir va, ir užmečiau ir tiesiog mačiau iki tam tikro momento, nes be abejo veiksmas po vandeniu vyksta ir tenais mačiau iki tam tikro momento guminuką ir po to, kai žuvies lygyje jau jisai turėjo būti, jisai man dingo. Ne tai, kad dingo, bet nustojo skęsti, nustojo tempti valą, ta prasme, kad nustojo valas būti įsitempęs, tiksliau taip pasakysiu. Ir aš taip, kas čia, ta prasme, Liktai nieko, sakau, gal pražiopsojau, gal jisai praėjo ir į dugną nuėjo, nes ten, sakau, ten nebuvo labai gilu. Taip, vieną kartą imtelėjau, ta prasme, ir iš antro patempimo jaučiu, kad ir tik tada jau prasidėjo ėjimas. Tada žuvis suprato, kad kažkas tai pas ją juda burnoj ir tada prasidėjo rytės garsas labai fainas. Tai va, o tas traukimas, pats traukimas yra nufilmuotas, aišku, aš nenufilmavau, manau, kad neįjungiau, nes tai buvo prioritetas užmesti taikliai. Nesakau, šoninis vėjas, tai yra labai svarbu nedėti inkaro, nes jeigu dėsi inkarą, iš karto valtis susisuka į vėją ir nusisuka nuo žuvies ir iš čia blogai. Tai aš šiuo atveju ką darau? Su laivu rekomenduoju kitiem, kad jeigu pamatų žuvį, užfiksuokit kryptį ir uždėkit minimalų, ten tarkim, vos judėjimą. Aišku, reikia žiūrėti vėją, nes jeigu vėjas labai stiprus, tai to minimalaus judėjimo neužtenka, reikia stipresnio truputėlį. Bet esmė yra, kad jeigu radot žuvį ir valtis eina, taip sąlyginai į ją, o vėjas šoninis, jokių būdų inkarų jokių nedėti, palikti ir mesti iš judesio. Kai jau yra užmesta, tada jau galima, kaip ir sakant, inkaruotis, bet sakau, tai bus labai nepatogu. Bent jau gerai būtų pamatyti žuvies kibimą, gauti kibimą ir tada užsinkaruoti jau kai įkirsta. Bent jau kaip minimum, tai aš sakau, akcentas yra tas, kad nesinkaruokit per stiprų vėją, jeigu jūs plaukėt ir neturit žuvį priekyje savęs, tarkim, kur galite sustoti. Bet ir tai, kad ir turint priekyje savęs, tada reikia iš lėto mažinti greitį, nes jeigu paliksite, pavyzdžiui, kaip aš dabar, kad aš normaliai plaukčiau prieš šitą vėją, kur šiandien yra, tai turi būti 9-10 greitis uždėtas. Tai jeigu aš kalsiu inkarą tokiu greičiu einant, tai apsisus ir grąžins mane taip, nes valtis eina iš inercijos. Jeigu yra lengva valtis, tai gal ta paklaida bus nedidelė, bet Terchės nėra lengvas kateris, jisai turi inerciją ir kad ir sustabdai, jisai visiems darais kuris laiką, tai variklis staigiai jį grąžina ir pradeda jį sukioti. Tai man tas nepatinka, tai aš prisitaikiau ta prasme, kad mažinu greitį, nustatau kryptį, kad man būtų patogu, tarkim, biškutį šoniau nuo žuvies, o žuvis valtis eina į priekį ir žuvis yra priekį, bet žuvis yra biškutį kampu, kad aš galėčiau ją mesti. Ir viskas, užfiksuoju kryptį ir paleidžiu ir tegul jinai iš lėto plaukia, bet užtat kryptis yra labai gera. Ir užmesti reikia. Tai va, tai po užmetimo tik tai tada siūlyčiau statyti inkarą, jeigu jo iš tikrųjų reikia. Tai va tokia, žodžiu, bet mintis ta buvo, kad iš tikrųjų užmečiau, nebeskęsta po kurio laiko. Čia kaip man Norvegija primena, kai gaudom arba menkės, arba skumbrės, užmeti masalą ir skendo, o ten daug gylio ir nebeskęsta. Ta prasme,
laisvas valas, viskas. Ir tik tai, kai pradėjau aš judinti, tada jinai pajuto ir tada prasidėjo muzika. Nu va, žodžiu, reikia dabar toliau plaukti, nors yra čia giliai, bet jinai stovėjo tarp salų ir kur buvo maždaug 6,5. Viena visiškai, nieko daugiau nebuvo aplink ją, nu tai va tokia situacija, bet va, visiškai nebūtina ir mano nuomonė visiškai nebūtini dideli masalai. Aišku, yra momentų, kada kartais reikia, bet daugumoje nebūtina, aišku, reikia pataikyti. Manau, kad ta lydeka buvo pasiruošusi valgyti. Tarp kitko, jinai buvo 1,12 m ir 9 kg 100 gramų, tai va toksai svoris jos buvo. Graži lydekaitė. Reikia plaukti toliau, dar įdomu, viena būtų antra tokia į sąskaitą įsirašyti ir tada žvejyba bus labai liuks. Aišku, tos mažosios, bet ne visiškai mažosios, būtų faina dar kokį 2-3 kg pagrauti, nes tos kilinės tai jos tokios, nu, žinot, sportiniai reikalai. Gerai, einu plaukti toliau ir bandyti žiūrėti, kol kalbėjau ar nepraplaukiau kokią žuvį.